Sveiki, aš Edvinas Grauželis ir čia Aha momentai. Sveikinuosi su Simonu Naudžiumi, Rocket Science skaitmeninio marketingo įmonės įkūrėju, SEO ekspertu, asmeniu, kuris neseniai suprato, kad jam įdomiausia sistemos, struktūros, bet ne žmonės. Ir dar jam leidus nusas pridėsiu, kad šitas žmogus dar yra ir kalnų žmogus. Tai Simonai, kaip tu laikais? Labas. Gerai, šiandien mano balsas ypatingai seksualus. Okay. Kas padarė įtaką tam? Covidas. Covidas? Kas daugiau. Ok, tai kada turėjai? Tai vat kaip tik grįžom iš kalnų ir pora žmonių, kurie šalia sėdėjo autobusiuke, pasidarė testus, tai aš ir nesidariau. Ir kaip sekėsi turėti šitą nuostabę 20 amžiaus, 3 amžiaus rykštę, ne, tokį padinkim. Tai gal, žinai, iš vienos pusės džiaugsmingai, nes savaitę namie blogos savijautos, bet ne savaitę reanimacijų ir nereikia skiepų, tai privalumų matau nemažai. Ir keistas dalykas įvyko, kur turbūt susidėjo 2 dalykai, kad ir kelionė savaitę kalnuose, sunki, kur kasdieną beveik po kilometrą pakildom į viršų, nusileisdom, ir paskui savaitę užsidarius namie, davė kažkokį tais postumį, į viską pažiūrėti kažkaip drąsiau, šviežiau ir staiga nusprendžiau, kad gana čia šūdą malt ir tapsiu turinio kūrėjų. Ir kažkaip padėjau iš šono tas baimės, atsirado, pradėjau gal imliau imti tos signalus, kad buvau renginį YouTube studijai, Edvinas įdėjo LinkedIn įrašą su šitos studijos vaizdu ir aš sakau, darom, ta prasme, tai kodėl man laukti, jeigu aš turiu daug turinio, jau galvoje labai. Ir galiu sugalvoti ten SEO mokymų programą per 5 minutės, nes jau tai dariau daugybę kartų, tai kam man tai laikyti savy, einu, filmuoju ir darau. Tai baigiant šitą mintį, iki šiol laukiau, kol atsiras žmogus, kuris padarys. Sakau, jeigu tipo jau aš ateisiu, papasakosiu, turinį duosiu, viską paruošiu, bet jau tegul kažkas sumontuoja, sukarpo, viską padaro, tada aš darysiu. Bet dabar iš tų, galbūt šitų signalų ir pasikeitusios vidinės būsenos dėka supratau, kad tai prisiemu atsakomybę ir padarau. Ir staiga atsirado komanda, žmonės, kurie sako, jo, jungiuosi, darom, tipo. Tada iš pradžių pagalvojau, kad darysiu viską pats. Žinai, reikia įgūdžius atšviežinti ir tą website pačiam paleisti, ir reklamą pačiam paleisti, ir viską. Ir paskui pagalvojau, bet tai palauk, užtruks ilgai, nebus gražu. Ta prasme, tai kam to reikia, jeigu šalia yra žmonės, kurie tiesiog laukia, kad galės prisidėti. Ir sakau, gerai, komanda, visiems jums procentas nuo pardavimų ir darom. Ir visiems labai tiko. Ir važiuojam toliau. Ir kaip tik paklausiau vakar važiuodamas į darbą Teisučio Makačino interviu Laisvės TV ir jisai kalbėjo apie muzikos kokybę ir kultūrą ir sakė, prastėja, ta prasme, kokybė. Aišku, ten prieš 4 metus tas įrašas darytas. Ir sako, pats blogiausias variantas, kai žmogus pats šoka, pats dainuoja, o dar Tapinas pridėjo ir pats bilietus pardavinėja. Ir pats kompozitorius. Tai aš vos nenuėjau tuo keliu, bet kažkur visata man pasakė, kad vis dėlto yra šalia nuostabų žmonės, kurie yra savo srities specai ir bus greitai ir gerai. Greitai ir gerai, tai žinai, kaip sako. Tik kai specialistai dirba, tai kitaip ir nebūna. Ok. Tai, Simonai, aš girdžiu, kad šitie specialistai, darau prielaidą, kad jie kažkiek ir iš Rocket Science ateis, ar kaip čia gaunasi? Tai viskas susiję, viskas persipinę. Okay. Santykiai. O jei nepaslaptis, kokį turinį planuoja kurti? Tai vat per kokį mėnesį ar 2 pasileis SEO mokymai. Tai iš pradžio atrodė, kad tai bus tiesiog įrašo pardavimas, įrašo, kuris bus apie 4 valandas, bet labai paskui organiškai susidėliojo toliau. Tai juk įrašas gali būti su namų darbais, namų darbų patikrinimu. Įrašas gali būti su individualia konsultacija, gali būti individualūs mokymai, gali būti mokymai įmoniai, o gali būti netgi SEO specialisto kursas. Tai reiškia, kad aš pasimsiu žmogų, dirbsiu su 3 mėnesius, ir jisai paskui galės eiti ir gauti tos 2, 3 ar 4 tūkstančius eurų atlyginimą. Šiaip labai įdomu, nečiau patirinėti, bet iki šito, manau, vis tiek buvo kažkokia istorija dar. Aš tavo leidus nečiau tiesiog pasidomėti,
apie patį rocket science, žinai, nu, vis tiek tu esi tas žmogus, kuris, mano akimi žiūrint, veidas pagrindinis įmonės ir, nu, įmonė turi savo istoriją. Kaip tu tapai tuo, kas dabar esi čia? Tai čia, žinai, kaip visada yra ilgoji istorija ir trumpoji, tai tau turbūt reiktų vidurinę variantą, ne? Tai važiuojam. Tai iš esmės, jeigu tai pradedant nuo pradžios, tai be šitam ruoždamasis mūsų šitam įrašui, jau dėjausi šarvus, žinai, auginau raumenį ir prisiminiau tam tikrus dalykus. Tai kažkada ir 2 signalai, kurie mane skatino eiti, galbūt 3 signalai iš tikrųjų, kurie skatino mane eiti verslininko keliu. Tai vienas dalykas, tai mano teta su vyru turėjo verslą, įvairių verslų ir dabar toliau turi ir viskas vyksta ir aš tą matydavau ir galėdavau lyginti, kaip jie gyvena, kaip mes įvairiais pjūviais, nesąmoningai. Kitas dalykas tada, tėtis man davė tą knygą Turtingas tėtis, Turtingas ir vargšas tėtis, kaip jie sakė. Ir aš turbūt jos iškart neperskaičiau, nes tuo metu rūpėjo ten alus, cigaretės ir mergos ir gatvėje su pankais pinigus rinkti. Ant alaus, batono ir majonezo. Batonezo. Jo, šitam Gedimino prospekte prie Žemaitės paminklo. Tai ir kažkurio metu aš tą knygą perskaičiau. Ir kitas, trečias signalas, tai kai univere mokiausi išlyginamąsias, buvo paskaita apie įmonės finansus ar kažką ir buvo kalba apie įmonės akcijas. Ir aš tada kažkaip pagalvojau, tai aš, reiškia, dirbdamas samdomų darbuotojų, atiduodu savo geriausius metus, energiją, jėgas, idėjas ir geriausiu atveju po to man išeitinė išmokės. Ta prasme, ir čia geriausiu atveju. Ir tada ta mintis rutuliausi, kad aš noriu savo verslo. Bet čia kaip ir išeiti kalnus, o tai nuo ko pradėti, taigi baisu, ta prasme, nieko nežinai. Ir tada mama gavo sklypą senelių protėvių žemės, kurioje nieko nelikė, jokių pamatų, o tik medžio alėja. Ir sako, noriu namelio medį. Aš nesu praktiškas žmogus ir greičiau savo įsikalsiu į nykštį negu į tą vinį, bet paklausiau draugų, ar padarysim. Ignas Egius sako, padarysim. Tai ką, penktadienį vakare alaus, šnapsiuko, dešrelių šašliko ir savaitgaliui darbuotis. Tai per kokius 8 savaitgalius įrengiam namelį medį pirmai, paleidau interneto svetainę, pradėjo eiti užsakymai. Ir pradėjo eiti sudėtingi užsakymai. Pats pirmas užklausimas buvo žiauriai sunkus. Anykščiuose apvalus namelis. Ką reiškia apvalus? Tai medžiagos turi būti suvestos. Daug dalykų. Ir draugai sako, soriukas, bet ta prasme neturime nei įrangos, nei transporto, nei mes staliai esam, žinai, turim savo darbus. Ir jie taip labai gražiai, ramiai pasitraukė, nes čia ir nebuvo kažko labai sutarta. Ja. Aš tos idėjas nepaleidau ir susiradau kolegą per žygeivių klubus, kuris jau turėjo patirties, buvo platformą įrengęs nameliui mediją ir turėjo įrankius viską, nes turi ir kitus verslus. Ir su Vaidu mes atvažiavom pas klientą, per 1 ar 2 naktis nakvojom ir įrengėm tą namelį su viskuo ir išvažiavom. Kam? Apvalų. Ne, visai kitas užsakymas jau gerokai vėliau. Okay. Ir buvo tas didžiulis kontrastas, kai mes ten gal 8 savaitgalį, tai čia įsivaizduoju visą vasarą turbūt, ne? Jo. Ir kur kiekvieną lentelę ranką pjauni. Ir kur tu atvažiuoji su įrankiai, su priekaba, viską atsivežęs, susiplanavęs visas ir tu padarai. Ir tada wow, žinai, tada jau svetainiai pradėjo tie nameliai atsiras tikri, ne iš interneto, žinai, mūsų daryti. Ir tas verslas važiavo, bet čia aš pajaučiau, kad čia aš esu pardavėjas, esu marketingistas, esu pagalbinis, man žiauriai faina nulipti nuo kompų ir pajaust, pačiupinėti rankom produktą. Ir kai ten vaikai iš karto ant stogo 6 metrų aukštų užsilipę namelio, tas yra žiauriai faina, bet tai ne mano sritis. Nes tai yra konstrukcija, inžinerija, skaičiavimai, matavimai, kur aš nesu stiprus. Ir aš biškį lyg ir atsitraukiau. Ir tada Vaidas perėmė lyderystę. Ir toliau sėkmingai tas verslas juda. Labai sezoniškas, bet labai sėkmingai juda. Namelį medija. Jo, namelį medija. Namasmedia.lt mūsų svetainė. Ir buvo faina, bet tai nebuvo tai.
Ir aš turbūt jau seniai romantizavau reklamos agentūros idėją. Ir dar skaičiau tokią knygą, prancūzų rašytoją, neatsimenu, bet kuris ten, žodžiu, tualete krauju užrašydavo fuck you ar kažką jau ten per susitikimą su klientais pristatinėdama strategiją. Tikrai visi žino tą knygą, net filmas pagal ją yra, bet dabar šiuo metu neatsimenu pavadinimo. Ir romantizavau tą idėją, nes ir studijas baigiau reklamos vadybos. Ir dirbau įmonių grupiai marketingistų. Ir reikėjo sukurti įmonių grupę interneto svetainę. Aš kadangi iš B2B atėjęs, tai labai daugiau dirbau su freelanceriais, nei su agentūrom ir daug labai pats dariau. Tai ir aš pradėjau konkursuotis. Ir to konkurso rezultatai man nepatiko, nes vieni sako, mes tau suprogramuosim, bet tau dizainą rekomenduosim kažkas kitas sukurs, tekstus irgi kažką rekomenduosim, žinai, kitas sako, tai mes padarysim, bet padarysim taip, aš sakau, ne, aš taip noriu. Ir mano biudžetas maždaug toks. Ir mes tada taip išsirinkau tą įmonę, ėjom tuo keliu, jie pateikė pirminį variantą ir aš sakau, bet ne taip mes kalbėjom nuo pat pradžių. Nes man viduje reikėjo pasitvirtinti visą tai, aš jau atėjau jau su konkrečiu dalyku. Tada jie sako, tai mes tada netilpsim biudžetą, čia vidiniai puslapiai atsiranda. Tai sakau, tai ką, tada nutraukiam sutartį, aš toliau ieškau. Ne, gerai, tęsiam. Tai ką jie tęsim, bet tai paskyrė projektų vadovą, studentą turbūt, kuris ten daug dėjo pusę etato dirba, tas projektas įsitęsė, mes jį pabaigėm, rezultatas išėjo geras, bet procesas tai frustruojantis buvo. Ir tada... O pačiam ar įmoniai? Aš buvau atsakingas už visą tą, žinai, tai buvau centre to. Tai kaip ir man, žinai. Ir tada aš pagalvojau, aš iki tol galvojau, kad pilna yra įmonių, kurios kuria interneto svetaines, teikia reklamos paslaugas ant kiekvieno kampo. Taip. O nėra taip? Pasakysiu tokį pavyzdį. Pas vienas santechnika eilė, o kitas ieško užsakymų nuolatos. O santechnikų yra daug, ne? Tai visur taip yra. Ir kad rinka gali būti užpildyta, bet nebūtinai jinai poreikį atliepia. Kaip ką tik kalbėjom su Modestu apie Kekso butiką ir kad ar verta atsidarinėti konkurencinę aplinką stipriai ar ne. Tai jeigu tu pasiūlysi bendruomeniai naudos, tai gali atsidaryti ten, kur turbūt aplinkui 5 parduotuvės stovi, ne? Tai žodžiu, taip, tada sakau, Dariui sakau, programuotas, freelanceris, aš jį buvau, jis man padėjo prižiūrėti svetainės kelias WordPress'o, tiesiog per Facebooką susimedžiau jį. Sakau, kuriam įmonę. Kuriam, sako. Tada Patricijus prisijungė, kuris video operatorius. Kuriam, sakau, įmonę. Kuriam. 3 akcininkai sukūrėm įmonę. Ir tuo metu visi dirbom savo darbuose. Ir turėjom darbų šiek tiek. Nelabai viskas buvo ten gerai, bet jau kažkas vyko. Tada Patricijus atsitraukė, nes išėjo į kariuomenę, o Darius buvo visą laiką. Tada dar prisijungė Žydrės su Šarūnu ir bandėm judėti toliau, bet viskas vyko labai labai lėtai. Ir tada, kas įvyko tada, strigom su vienu projektu, biški išsiskirstė komandą, aš tada jau persikraušiau į Kauną, pradėjau aktyviai ieškoti žmonių, kas galėtų kurti webus ir atradau WordPress bendruomenį Šarūną su Martynu, kviečiausi juos, jie prisidėjo iš pradžių kaip freelanceriai, paskui tapo akcininkais ir baigiant šitą istoriją, ėjo viskas tolyn. Ir mes tada mes buvom kaip freelancerių platforma, tiksliau freelancerių komanda, nes platforma būtų kaip Fiverris ar kažkas, ne, kai ten yra daug labai visko. Mes buvom pastovi freelancerių komanda, kuri kartais prijungdavo kažkokį trūkstamą resursą ir mes sėkmingai dirbom. Klientai buvo patenkinti, projektai kokybiški, geri, laiku. Bet pajautėm, ir aš pajaučiau, visi dirbam iš namų. Čia net prieš COVID mes visi dirbam atskirai nuo pat pradžių. Ir aš turėjau savo ofisiuką atskirai, tai vienur, tai kitur, kartais kolegos užsukdavo. Ir tada atėjo toks metas
prieš praeitus naujus metus, čia atrodo visai neseniai, bet atrodo tiek daug įvyko. Aš atrodo, kad ne metai praėjo, 3, ne, turbūt kiek visko įvyko. Tai žodžiu, ir tada buvau užsisėdėjęs vienas ofise ir biškai užsidepresavęs, kažkaip planavom lyg susėst kartu, bet nebuvo galimybių. Ir tada per mūsų akcininkų susirinkimą kolegos išreiškė norą, kad būkime freelancerių platformą ir toliau. Ir aš tuo metu nebuvau kažkaip labai stipriai pasiruošęs tam susirinkimui su kažkokiom labai aiškiom idėjom. Ir mes to susirinkimo metu sutarėm, kad tipo, gerai, būkim, nes kiti būdai nelabai šiuo metu. Bet aš tada grįžau namo ir negerai galvoju, čia ne tas kelias, todėl kad freelancerių platforma, jinai, turi turėti didžiulį kiekį, kad tada liktų verslui nors kažkas. O iš ko supratai, kad, negerai? Tai iš to, kad turbūt įmonės sąskaitos likučio. Labai pragmatiškai, ne? Ir išnaudos savo elementariai, nes aš jau buvau išėjęs, jau kurį laiką buvau išėjęs iš samdomo darbo ir dirbau kiekvieną dieną tik ant Rocket Science. Ir aš buvau toks vienintelis. Taip, aš turėjau praktikantų ir kiti komandos nariai, jie iš esmės gaudavo tik naudą, nes jie įgyvendino projektus, keldavo savo įkainius, tobulėdavo, gerai dirbdavo ir jie gerai gyveno. O aš jiems dovanojau savo gyvenimą, tai reiškia. Tai kokia čia freelancerių komanda ar freelancerių platforma? Tai reiškia Simono Naudžiaus labdara. Ir aš turbūt tai susivokęs, nes administracinis resursas nepasidengia, neauga, žodžiu, ir ne taip aš įsivaizduoju įmonę. Įmonė turi būti, gyvent kartu, turėti ofisą su gera garso aparatūra, šuo, tapkiam, visi vaikšto ir ten miego tos kapsulės ir, žodžiu, susilieja tas darbas su to gyvenimu, nori, nenori, gyvenimas tik vienas. Tai tada aš tai supratau ir tada iššoko Edvino Grauželio paustas LinkedIne, kad jisai pasiims gal keletą žmonių pakaučint. Ir aš kažkaip nedrąsiai parašiau. Tipo, glaipas jau bus tikrai užsipildžius ten eilė ir aš taip net suabejodamas, gal tai parašiau, žinai, tikrai negalvodamas, kad kažkas išeis. Ir tada Edvinas sako, susitikom. Aš tokiam lengvam depresijos lygi buvau ir pradėjom kalbėti. Ir aš turbūt pradėjau kalbėti, jis vargšas klausyt. Ir aš tada nejaukiai jaučiausi, kad čia mes labai, aš išsiplečiu labai, bet matau, kad tau tinka, tai, žodžiu, tada kaip ten vyko toliau, kad Edvinas turbūt uždavė tą seną kaip visą tą klausimą, ko tu pats nori, ne? Ir mano atsakymas buvo senas kaip visą tą, ką žinau? Tu man pasakyk, ne? Tai ir tada aš pradėjau galvoti. Ir tada padariau kitą akcininkų susirinkimą ir sakau, mes samdom darbuotojus ir mes tampam klasikinę įmonę. Ir jūs turit prisimti riziką kartu ir kartu dalintis rezultatą. Ir praėjus tam tikram laikui, iš 4 akcininkų mes likom 2 ir dabar su Šarūnu mes gyvenam naują etapą, turim kolegas, puikius, samdomus darbuotojus, mokomės dirbti su jais, jie mokosi dirbti su mumis, sparčiai augam. Nors kolegos labai jauni, bet įmonė patiria kokybinius šuolius gal net kartą per ketvirtį, kas 3 mėnesius. Ir aš manau, kad tai yra kosmiškai greitai, nes mes paleidžiam projektą, naują projektą, jis veikia gerai ir puikus kokybiškai ir važiuojam toliau. Žiūrėk, nepraėjo 3 mėnesių, mes dar vieną kažkokį projektą paleidom, kitokį, visai kitais būdais padaryta, visai kitos problemas sprendžianti ir jis veikia puikiai ir važiuojam toliau. Ir viskas čia yra gerai ir judam sėkmingai prieki, kuriamės įmonės procesus, pasinaudojom Edvino ir Monikos mokymais, kurie padėjo labiau pažinti save ir komandą ir pamastyti apie tos minkštuosius dalykus. Tie mokymai buvo stiprus, jautrus ir su ribų pasibandymu, ir su autoritetų pasitikrinimu, nes visokiais dalykais. Tai ačiū Jums už tas nuostabias valandas, dienas, kur iš pradžių buvo sunku pamatyti jų vertę, bet kai
kaip ten mes pasakėm per paskutinę dieną, kad tapom šiek tiek sąmoningesni. Nu ir aišku, išsiaiškinom, ką tas žodis reiškia. Jo. Tai, nes man kaip perfekcionistui reikia tiksliai žinoti. Konkrečiai. Taip, tai žodžiu, taip atėjom iki šios dienos, šioj dienoje esame pelningumo etape kūrimo. Nes apyvarta yra, projektai yra, pardavimai yra, rezultatai yra, bet turi dar ir vis dėlto kažkas likti. Tai pelningumo siekis iš esmės mūsų akimis ir mano akimis eina per kokybę ir greitį. Tai realiai mes tobulinam savo procesus, kad būtume dar stipresni ir dar kokybiškesni ir atlieptume klientų poreikius sąžiningai, skaidriai, aiškiai ir už gerus pinigus. Tai pradžiui noriu padėkoti už panegirį, kad, žinai, neplanavau šitą, bet ačiū. Ir labai įdomu klausytis visą tą perėjimą, žinai, įmonės nuo iki, nes nuo namelio medyje iki reklamos. Niekur nedingo namelio. Nu, aš suprantu, bet vis tiek, žinai, pradžia kaip ir namelės medyje, o paskui taip labai gražus perėjimas, atrodo toks labai natūralus upės ištekėjimas į skaitmeninio marketingo kompaniją. Čia dar gal toks momentas, žinai, įvyko, kad visada atrodo, kad kiti yra kažkaip, dažnai atrodo, kad kiti yra geresni, stipresni, profesionalesni. Ir ką tu ten pienburnis padarysi, juk visi tokie faini, ne? Tai kaip tu čia atidarysi įmonę? Ir vienam iš savo darbų turėjau kolegą, kuris pasakė tokią frazę, aš ją dažnai prisimenu, nešventieji puodus lipdo. Ir, iš esmės, jo, tu paimk ir daryk gerai ir viskas bus labai gerai. Ir pradėdamas eiti tuo keliu, paskui matai, kad tavo idealai ir tie visi labai stiprus, tos įmonės viskas nėra jos stebuklingos kažkokios tais. Ar kažkuo labai ypatingos. Ir kad puikiai tu gali ten atsidurti, kur kažkada tik tai svajoji, kad čia kosmosas. Iš tai dabar skrendate į kosmosą vis tiek, ar raketų mokslas? Jo, tai anksčiau ir vėliau nuskrisim su dirbtiniu intelektu į kosmosą. Mūsų kosminio mes gal net neskrisim, gal mes patogiai sėdėsim namie, bet perkelsim savo smegenų suvokimo jutimus į tą erdvę ir ten jausimės, kad esam ten. O gal mūsų kūnų jau nebebus. Tu netgi taip galvoji? Ne, negalvoju, dabar tik sugalvoju. Ok, minčių srautas. Okay, ne, bet aš noriu prisijaukinti dirbtinį intelektą ir čia tik laiko klausimas, kada mes su to pradėsime eksperimentuoti. Tai ir Rocket Science turės savo AI, kaip aš sakau aš. Nebūtinai savo, bet turės. Padalinį skyrių, žinai, kuris būtent rūpinsis. O kuo rūpinsis? Tai pavyzdžiui, galės rūpintis egzistuojančių dirbtinio intelekto testavimų ir nulaužimų sprendimais. Nulaužimo sprendimais. Jo, nes, pavyzdžiui, yra labai stipri sritis pasaulyje, kurią jau yra nemažai investuojama. Tai yra dirbtinio intelekto saugumas ir etika. Pavyzdžiui, jeigu automobilis nutrenkia žmogų, tai kas tada kaltas gamintojas? iOS-as, ar tas dirbtinis intelektas, ar vairuotojas, kuris tuo metu Harry Potterį žiūrėjo, ar tas žmogus, kuris, tipo. Tai jeigu, reiškia, dirbtinis intelektas turėjo nuspręsti nutrenkti moterį ar vaiką, tai kažką jisai, tipo, nutrenkia, arba užmušti vairuotoją, tai kas tada prisiema atsakomybę, žalą ir visą kitą. Tai šitie klausimai jau dabar yra pasaulyje sprendžiami. O kur čia dirbtinis intelektas? Tai va, čia tokia teisinis klausimas. Bet jis visiškai, jis ir teisinis, bet ir techninis tuo pačiu. Aš tik nemeluos, man baisu, kažkai atsimenu vaikystėje, mano įdomiausias filmas buvo Terminatorius per videką, žinai, toks įspaudė, padaužai, kad veiktų ir tada, žinai, kaip ten būdavo tas rusiškas, žinai, pristavliaja, žinai, Arnold Schwarzenegger. Pristavliaja. Šitas. Ir tada, žinai, piu. Kaip toli, manau. Columbia Pictures. Pristavliaja. Tai bijok, Edvinai, bijok. Bet pažiūrėk į pasaulio istoriją. Man, pavyzdžiui, labai padarė didelę įtaką Hararis su savo visom paskaitom video ir knygom visom. Geras. Ir
Tie procesai vyko nuo pat pradžių. Ta prasme, jie vyksta viskas tolyn. Ir tie maži pakeisti. Tarkim, pinigai, ne? Ar blogis, ar gėris pinigai. Nėra jie savaime niekas. Tai kaip mes juos panaudosim? Taip. Atominė energetika, atominė bomba gėris ar blogis. Savaime tai nei tas. Tai reiškia nesvarbu, ar dirbtinis intelektas, ar nedirbtinis, ar intelektas, ar neintelektas. Svarbu tiesiog, kaip mes panaudosim. Tai jeigu tu būsi dalbajobas ir naudosi tas įrankius agresijai, pykčiui ir savo naudai, tai pasaulis ir nueis ant šunio uodegos. Tai kaip ir visais laikais. Niekas iš niekur neatsiranda, niekur nedingsta ir paskui niekur negrįžta. Žinai. Matyt, kad. Okay. Ir tu, pavyzdžiui, net nesuvoki, turi nors vieną implantą dantyse, protezą. Ar ne dar? Jau turiu 30-mečio progą, galvoju. Jo, o tu bei dirbtinio intelektą, nors jau dabar tavo kūne yra įstatyti dalykai. Tarsi, supranti. Patikslinsiu, ne dirbtinio intelekto, bijau Terminatoriaus. Bet taigi jis labai fainas. Filmas, tai, žinai, bet irgi to niuansų, žinai. Aš už, netgi pats tą ChatGPT naudoju, žinai, ir stebina, kaip yra patogu praplėsti srautą minčių, aš gal taip sakyčiau. Šiaip žiauriai įdomu, man labai įdomu, apie dirbtinį intelektą jau kalbama beveik 100 metų. Ja. Ir jau prieš ten turbūt 50 metų buvo sakyta, kad jisai driokstels, ta prasme, jau paims viską. Ir visai neseniai kalbėta, kad labai daug profesijų pakeis. Bet aš nereikia toli ieškoti. Namie trečiokė gavo uždavinį parašyti sakmę apie mokyklos atsiradimą, davė užduotį ChatGPT, mes tą užduotį patobulinom, mes davėm gurkštelis vandens. Mes ne tik davėm užduotį parašyti sakmę, mes davėm užduotį, kad ChatGPT galvotų, kad jis yra trečiokas, kad jisai tarptų tam tikrus elementus, pagoniškus, krikščioniškus, kad jis sutrumpintų tą sakmę ir taip toliau. Ir gavom tekstą, įdomų, prisižvengėm. Ir tada Felicija parašė tekstą pati. Jinai turėjo jau parašytą tekstą ir nusprendė, aš parašys pati. Ta prasme, tai trečiokas nusprendė, kad jis sukurs geriau, įdomiau ir tai bus jo kūryba. Tai ką tai reiškia? Kad jau dabar trečiokas jisai rinksis, jisai naudos tą įrankį kaip darbinį arklį savo tikslams pasiekti, jis taps redaktoriu, jisai užsims kūrybą, jisai duos užduotį, užfeedins informaciją, medžiagą, kad tas tekstas taptų unikalus. Tai iš esmės, kas pasikeitė? Kaip tarkim, tipo, iš plaktukas atsirado, ne? Tai reiškia, mums tapo lengviau atlikti tą darbą ir mes galėjom skirti savo protinę ir fizinę energiją kitiem dalykam. Taip čia. Lygiai tas pats, tiesiog dar vienas įrankis ir jokios čia proto ar emocijų tame nematau. Ir man patiko labai vienos knygos mintis, kad mes labai keistą pavadinimą parinkom, dirbtinis intelektas. Kas yra intelektas? Tai jis labai su emocijom susijęs. Kokios emocijos yra matematikoje? Jokių. Kokias emocijas galima suprogramuoti? Aš nemanau, kad galima. Ir tai mes turėtum vadinti arba darbinis intelektas, arba net ne intelektas. Tiesiog, įrankis padedantis spręsti labai konkrečią užduotį. Nes jis nieko nepadarys, kol tu jam neduosi užduoties. Tai kas duos užduotį? Kitas dirbtinis intelektas? Ne, duos žmogus. Jeigu duos šūdiną užduotį, tai bus šūdinas rezultatas. Tai jeigu visatą valdys dirbtinis intelektas ir mes jam duosim šūdiną užduotį, tai gyvensim šūdinoj visatui. Gerai, įdomi skamba. Tai kur tada tas mintis į raketų mokslą įdėti, jūsų raketų mokslą su Šarūnu, tas AI konkrečiai? Tai duomenys. Yra tiek reklamos duomenys, tiek svetainių lankytų duomenys. Ir tai čia yra, kas jau tiesiogiai siejasi su mūsų profesija, su marketingu, su programavimu, tai yra galybė duomenų, bet nebūtinai tas dirbtinis intelektas turi apsiriboti skaitiniu marketingu. Duomenys gali būti su labai daug kuo susiję, ir su sveikata, su trafiku, eismu, su bet kuo, žinai. Okay. Tai pas jūs bus klientų duomenys. Maždaug dabartinėmis. Turbūt pradžia yra tai darbas su esamais duomenimis ir interpretuoti juos ir pasiūlyti sprendimus, kaip kažką daryti geriau. Tai turbūt būtų pirmas etapas. O galbūt tai galės turėti pritaikymą ir kitose dalykuose. Okay. Make sense. O
Apie ką dabar yra Rocket Science šią akimirką? Rocket Science šią akimirką yra apie pinigų darimą. Ne, čia mūsų kaip akcininkų pamastymai, bet iš tikrųjų tai yra įmonė, turinti gerą atmosferą, gana laisvą kultūrą, kur žmonės rūpi vienas kitam, sąžiningi, stengiasi dirbti kuo įmanoma geriau, jeigu prisikakoja, tai prisipažįsta ir taip to dėka turi klientus, kurie nuo mūsų nebėga, kurie su mumis jau yra metai iš metų ir kartu su jais judami į priekį. Ir Rocket Science padeda verslams siekti savo tikslų ir mes siūlome ne tai, ką, tarkim, iš ko daugiausiai uždirbsim, o tai, kas tikim, kad tam verslui bus naudinga ir padės. Nes gali svetainę susikurt, gali šabloną, gali unikalų dizainą, gali ten, jau vien, ta prasme, gali belenkiek ten pridėti dalykų, funkcionalumų, bet ar tau to reikia šiame etape, ne? Tai jau čia mes turim diskusiją su klientu. Reklamos paslaugos. Ant galimybių, ten tos pinigus gali ištaškyti labai greitai, bet tai vis dėlto tikslinė auditorija, jos poreikiai, žinutė. Tai mes esam tos darbinės bitutės. Idealiu atveju pas mus verslas jau turėtų ateiti padaręs namų darbus, žinoti savo strategiją, išskirtinumą, kuris nori augti ir mes padėsim daryti tai skaitmeninėje erdvėje. Ir kur viso šitoj istorijoje esi tu? Aš esu beveik centre. Beveik centre. Nes aš turbūt nenoriu būti pačiam centre, nes turiu tokį tą laisvės poreikį ir turiu dar tokį neseniai atrastą savo savybę vengti atsakomybės. Nors visą gyvenimą maniau, kad esu žiauriai atsakingas, nes jeigu jau pasakiau, daviau žodį, tai jau reiškia bus padaryta. Ir paaukosiu daug, ta prasme, neįsiu pramogauti, jeigu pažadėjau klientui ar partneriui, kad penktadienį išsiųsiu tą auditą, tai aš jį ir išsiųsiu. Nesvarbu, kaip aš jausiuos ar kas nutiks. Tai pamiršau klausimą. Kur tu ten esi? Aš esu pačioj fainiausiai pozicijai, nes aš kuriu, reiškia, aš mokausi, iš tavęs mokausi, iš Šarūno mokausi, iš partnerio savo mokausi, iš knygų ir iš kitų verslininkų ir pokalbių. Labai mėgstu knygas su praktiniais turbūt dalykais ir Reidalio didelį įtaką padaręs mano mąstymu. Jo knyga yra lietuviškai principai. Ir tuos dalykus implementuoju su Šarūno palaiminimu ir po diskusijų mes juos įgyveninam kartu ir žiūrim, kas išeina. Tai ir tavo mokymų metu išsigrynom vertybės, jas taikome, jas grinamės toliau ir dabar turiu norą įdiegti, kad kas mėnesiniai pokalbiai su kolegomis būtų paremti vertybėmis ir kaip sekėsi jų laikytis. Ir noriu skaičius įvesti, nes tada labai paprasta kalbėti apie atlyginimą, apie kaip sekasi, žodžiu, ir kur pajudėjom nuo vakar. Tai aš esu centre kūrybos ir turiu labai fainą žaidimo aikštelę, kurią kartu su kolegom sukūrėm ir kūrėm kiekvieną dieną. Tai niekada nelaikiau savęs kūrybiškų žmogum, bet aš pradedu suprasti, kad aš nuolat kuriu. Ir man turbūt būtų nuobodu. Jeigu aš, reiškia, aš negaliu dirbti siauro specialisto darbo ir eiti į gylį, man norisi pločio, aš noriu suvokti, žinoti, suprasti, žinoti, kaip tai panaudoti, bet aš noriu vieną kartą pabandyti padaryti pats iki galo gerai, bet toliau aš jau norėsiu, kad tos dalykus darytų specialistai, kurie tai darys dar giliau, geriau ir žinos visas naujoves ir viską. Ir gal neseniai įvyko toks switchas, persijungimas nuo marketingo specialisto į verslininką.
jis dar vyksta turbūt, ne? Ir aš bandau susivokti, kiek aš esu marketingistas, kiek aš esu verslininkas, su kokiais aš kokiais žmonėm turiu save apsupti. Bet turbūt čia tokio atsakymo neturiu ir turbūt jo ir nereikia. Turbūt šitie dalykai netrukdo ir gali eiti greta. Nes turbūt taip, kad nematau savęs vien tik vadovų, bet nematau ir vien tik specialistų. O galėtum praplėsti frazę, ta verslininkas, ne? Nes, daug yra tokių įsitikinimų, žinai, kai kurie sako, ne, manęs verslininku nevadink, aš čia, žinai, čia mano hobis, čia iš to neplanuoju nedaryti. Tai va, kaip tu tame diskurse, galim taip vadinti, verslininko žodžiu, kaip tu ten save identifikuoji? Aš manau, kad aš galėčiau pasakyti tikslę datą kalendoriuje, kada aš tapau verslininku, nes aš tai sieju su pirmo darbuotojų darbinimu. Nes jis pasikeičia atsakomybę. Visiškai. Freelancerių komandui tai yra projektų, yra pajamų. Nėra projektų, nėra pajamų, išlaidų beveik nėra. Ta prasme, tai yra, saugi tokia erdvė aplinka, kur tu nieko nerizikuoji. Bet kuria įvaizdį savo įmonės, savo brando, savo komandos. Tai baisu buvo priimti pirmąjį žmogų, daug labai diskutavom, skaičiavom, bijojom, priėmėm 2 iš karto, paskui dar 2. Ir tada įvyko turbūt poreikis. Tai ką dabar daryti? Tai su freelanceriais mes galėjom pajuokauti grubiai, dar kažką, o dabar tai tipo turiu galvoti, ką sakyti, bet ne, šito tai nebus. Tiesiog nori susikurti tokį santykį, kad jis būtų ir profesionalus, bet ir draugiškas. Ir dabar artimiausia užduotis yra įdiegti įmonės strategiją kolegoms ir savo ją galtinai pasitvirtinti, ir tai su geriausiais norais tikiuosi vyks jau ateinančią savaitę. Tada mes žinodami, kur einam ir kaip einam, žinos tada ir tie žmonės, kurie ateis pas mus dirbti, ir mūsų klientai žinos, ir visiems bus tas pagrindas po kojom. Tai, manau, tą dieną, kai prisėmiau atsakomybę kartu su Šarūnu, mes tapom verslininkais. Kaip prisimėt atsakomybę už kitą žmogų? Taip, nes bus projektų, nebus, mes mokėsim iš savo kišenės. Tai ir tęsim toliau. Nice. Žiūrėsiu, taip, žinai, taip jaučiasi net tavo istorijai pasakojant, kad vis tiek matau tai čia prieš save sėdintį, tai kaip istorijos pasakojime net tavo reakcija keičiasi, žinai, tai tas... Šiaip biški tenka šlifuoti charakterį, mažinti kategoriškumą. Žinai, nežinau, kiek čia cenzūros Modestas uždės, bet turiu tą, žinai, požiūrį pagal mane arba eikit visi nahu, žinai. Tai jis biški nebetinka. Jau šiek tiek nebetinka. Ja. Ir reikia kažkaip pabandyti suprasti kitą, ant jo nepykti, nes jis matyt, kitas žmogus gali visai turėti kitą požiūrį, kitą suvokimą, ypač kai prasideda pokalbė apie pinigus, atlyginimą ir panašiai. Savęs vertinimą. Ir kas pasikeitė tavyje, kad sakai, kad nebesiūsi žmogaus? Nesakiau taip. Gerai, ne taip sakei. Sakei, kad reikia išlifuoti požiūrį, žinai. Tai kas buvo tas tokis viduje tavyje įvykęs esminis pokytis, kad atėjo šitą mintis? Paieškoti atsakymo savyje. Jeigu aš taip reaguoju, aršiai, taip mane kaitina, tai kodėl taip yra? Ką tai reiškia? Čia mes grįžtam prie to žodžio, kurį paminėjom pradžioj, sąmoningumas. Kas tau tai yra? Bandau dabar prisiminti apibrėžimą, tada, kai kalbėjom, užsirašiau ant lapo. Tai buvimas čia ir dabar ir suvokimas, kaip tu esi čia ir dabar ir kaip tu su viskuo santykiauji ir kaip tai tave veikia. Ir sąmoningumas tiek savęs atžvilgių, tiek kito.
kaip manai, kiek tai padeda tavo verslui dabar? Nežinau, gal dar anksti sakyti, arba labai daug padeda. Tai vat galbūt čia galima būtų tokį pasidaryti tyrimą, žinai, nes davėm kaip ir komandos klausimyną komandos funkcionavimo, ne, ir gavom kažkokį rezultatą. Tai galbūt jį reiks pakartot po metų ir vat tuo bus galima remtis, žinai. Tik klausimyno ar dar kažko? Ką tai duoda man darbe? Nu, tarkim, taip. Nu, šiaip duoda tai tokį vieną labai negerą dalyką. Atsiguli į lovą ir paskui galvoji, kas čia vyko. Bet tai buvo ir iki šiol, turbūt. Žinai, tai, nes gal tai duoda tam tikrą ramybę po to. Nes tu supranti, kad įvyko ta situacija. Tu supranti, kaip tu reagavai. Neseniai, vat, kalbant su Šarūnu, išlindo tokia frazė, kad mes tik interpretuojam. Mes nežinom, ką kiti mąsto. Ir mes labai daug sprendimų pagrindžiam savo interpretacijom. Ir jos nebūtinai yra teisingos. O man turbūt norisi viskam turėti procesą, žinai. Jeigu taip, tai taip. Matyt, matematika. Tai reiškia, jeigu turbūt aš reagavau taip, tada aš darau taip, o paskui su kolega darau taip. Žinai, ir tu ne visada jį taikysi, bet matyt 8% kartų jis pasteisins. Gal, nežinau. Kaip pačiam atrodo. Nu, tai turbūt man pasiteisins, o kitiem nebūtinai. O tu tokį, nežinau, aš leisiu savo panaudoti naują žodį, tokį kaip paterną, toks kaip paterno kūrimas, pagal kurį gyventi, egzistuoti, veikti, tai tu jį tik darbę taikai ar dar man va čia turėjo labai didelę įtaką knyga Niekuomet nepetauk vienas ir jos pirma pusė buvo apie asmeninius tikslus, antra pusė buvo apie jau patį networkinimą. Ir aš ją skaičiau per ilgą laiko tarpą ir per 2 kartus, nes buvau pasiskolinęs, gavau ją lietuvišką, ilgai laikiau, aišku, turėjau grąžinti, buvau nebaigęs, paskui gavau ją anglišką ir manau, jinai yra viena iš tų knygų, kurią reikia turėti savo bibliotekoje, kaip ir šitas, kaip ir Kernidžo ta knyga, kaip daryti įtaką, žinai. Kaip susirasti draugų ir daryti įtaką. Jo, tai žodžiu, iš esmės ta knyga mane paskatino sukurti Rocket Science. Bet dabar, žinai, bekalbant, prisimenu. Kurie tiksliau? Niekuomet nepetauk vienas. Nes aš turėjau, matyt, žinai, patinka man, kai yra praktiniai patarimai, tai aš turėjau piniginėje atsispausdinęs ir įlaminavęs mažą lapuką, kuriame buvo metų tikslas, 3 mėnesių tikslas ir mėnesių tikslas, man atrodo. Ir jame buvo tie tikslai ir, man atrodo, gal net tie žingsniai esminiai, kurias reikia daryti, bet taip labai paprastai. Bet čia buvo antras etapas, ne? Tai jau tame sąraše buvo įkurti įmonę ir gauti pirmosius klientus. Tai jau buvo. O antrasis, prieš tai buvo. Aš tiesiog pasiėmiau lapą ir bandžiau susirašyti, kas man patinka gyvenime, kas man nepatinka, kas man svarbu, ir juos pabandžiau sujungti į vieną ir išėjo toks sakinys, kad man patinka kitiem padėti pasiekti tikslų. Ir gali pakartoti dar? Man patinka kitiem padėti jiems pasiekti savo tikslų. Ir man dar patinka, turbūt galiu dar pridėti, kai aš suvedu žmonės ir jie kažką kartu nuveikia, man nebedalyvaujant net. Ir prie šito sakinio įmonės kūrimas, kuri padeda verslams siekti savo tikslų. Kaip gražiai susijungia. Nu, tai buvo toks, kaip ir nuoseklaus pratimo, labai paprasto darimas. Ir tada, reiškia, aš pagalvojęs, kas man patinka. Ten buvo labai įvairių dalykų. Man, pavyzdžiui, nepatinka tarša, ten triukšmas, žinai, nepatinka ten korupcija, nesąžiningas elgesys, bet tai nebuvo galbūt tie dalykai, kur kasdieną aš kažką daryčiau, ne? Ir matyt dar, bedarant tą pratimą, labai ir profesinė įtaka vis tiek turėjo profesinė patirtis. Matydavau, visą laiką mane traukė vadyba nuo studijų. Man vadybos vadovėlį, jeigu pasimdavau, tai kaip faina, žinai,
kažkuo mane traukė ta vadyba, lyderystė, bet niekada neturėjau, pavyzdžiui, vis laik buvau tose pozicijose, kai aš neturėjau tiesioginės komandos. Taip, aš įdarbinau visus aplinkui, bet jie nebūdavo man tiesiogiai pavaldus. Aš būdavau vienas laukia marketingo karys, atsakingas už tam tikrus verslus. Tai, o dabar atsirado tas momentas ir Šarūnas turi 3 darbuotojai, su kurias turi daryti mėnesinius ir metinius pokalbius, aš turiu 1. Čia, matai, pasireiškia tas atsakomybės nusimetimas. Tai da, niekuomet nepetauk vienas. Kažkoks va čia atradimas, kad kuo šudinesnis knygos pavadinimas, tuo jinai geresnė. Turbūt. Žodžiu, negalima žiūrėti į knygų pavadinimus. Kaip, pavyzdžiui, tas 5 meilės kalbas. Nugi niekada nebūčiau skaitęs. Arba kaip susirasti draugų ir daryti įtaką. Niekada nebūčiau skaitęs, jeigu nebūčiau gavęs rekomendacijų ar kažkaip supratęs, kad vis dėlto turinys svarbiau, o ne viršelis, žinai. Tu labai daug mini mūsų pokalbėje knygų pavadinimų, autorių skirtingų. Tai man taip natūraliai klausimas. Tarkim, mūsų klauso pradedantis verslininkas arba... Nedaug dievė, jeigu to nedaro. Nedaug dievė, jeigu to nedaro. Okay. Tai kaip manai, ką jinai turėtų būtinai perskaityti? Kokie 3 knygos, kurias nusakytum, neperskaitysit, tai deginsi verslą. Tai žinok, turbūt galiu pasakyti, kad čia priklauso nuo tokio dalyko. Man atrodo, yra skirtingi labai dalykai, kai tu, pavyzdžiui, jeigu kuri verslą su kažkokiu kapitalu, tai tu visai kitaip darai. Tu turbūt iš karto samdai specialistus aukšto lygio ir jie kuria. O kai tu kuri verslą iš savo sulčių nuo nulio, tai yra labai ilgas kelias, labai įdomus, žili plaukai greičiau atsiranda, bet tada tau reikia labai daug žinoti, kaip iš šūdo vašką išspausti. Ir tada padeda literatūra. Tai 3. Tai iš esmės, reiškia, jeigu tu turi šaibų, tada tau nereikia nieko skaityti, tu pasamdysi tą, kuris paskaitęs. Jeigu tu neturi, tai tada, sakyčiau, dabar čia šviežiausia knygutė, tai Traction, yra apie verslo procesus. Tada Ray Dalio principai man labai atliepia, nes ten yra daug skaidrumo. Ir jis vadina kolegas, darbuotojus kaip antra šeima, kurią reikia rūpintis, bet, aišku, yra ribos. Žinai. Ir jis pasakoja visą savo istoriją. Ir, pavyzdžiui, išauginti įmonę nuo 1 žmogaus iki 10, nuo 10 iki 50, ar nuo 50 iki 1500, nei vienam etape nebus lengviau. Tai reiškia, jeigu žmogus mano, kad jis verslą kuria ir galės nuo jo atsitraukti, tai tegul pagalvoja iš naujo, tai jeigu jau kurie, tai jau turi patikti kur turbūt. Aišku, galėsi atsitraukti, bet tai tada ir dar tada pridėčiau gal Brené Brown, neseniai atradau, nors jinai man skaitosi sunkiai dėl savo tos kalbos, tokios stiliaus. Ir dabar visur matau žodį vulnerability, kurio anksčiau nematydavau. Ne? Ir, pavyzdžiui, netgi toje knygoje Traction jis paminimas, neplėtojamas, žinai, bet kad leadership teamas turi, žinai, susirinkime, turi turėti pasitikėjimą ir galėti jaustis pažeidžiami, kad galėtų spręsti esminės problemas ir verslas augti. Tai, žodžiu, tie dalykai ilgainiui pradeda persipinti. Tai skirtingame etape reikės skirtingos knygos, bet tas trejetukas tai būtų gal net ne trejetukas, o koks 5 iš tų visas, ką šiandien paminėjau. Nice. Tai, Simonai, apie ką tavo verslas galų gale taip? Ta labai gražia fraze. Tai, kad aš turėčiau ką veikti. Ir turėčiau ką veikti. Man labai nepatikdavo teatras korporacijai, kai dirbau. Yra labai daug to teatro, tos vaidybos. Ir susijungi online mytą su latviais ir estais. Ir tipo, estai visą laiką tyli, o latviai visus kaltina, bet pats nieko nedaro. O estai paskui atskirai kažkur padaro superinę ataskaitą vadovom. Ta prasme, tai čia mes sėdim tam pačiam laive ir plaukiam tam pačia kryptim ir visi skinam tuos pačius vaisius. Ne, mano akimis tai mes taškom gyvenimą veltui, ta prasme.
Ir dėl to aš norėjau sukurti tokį verslą, kuriame būtų ir faina, ir iššūkiai, ir uždirbt galėtum. Vis dėlto visi susirinkom, kad galėtume uždirbt, patenkinti savo poreikius. Bet mes tai darytume nuoširdžiai, tikrai, atsakingai, sąžiningai ir kurtume, tie Reidalio žodžiai, prasmingas darbas ir prasmingi santykiai. Ir tada gyvenimo pilnatvė atsiranda. Tada tu grįžti namo, ne, ir tu pagalvoji, o ne, dar viena diena veltui, ne, arba ryte taip nenori tą sušiktą darbą. Tu galvoji, kada greičiau į tą mytą, kada greičiau kolegom ten tą pasakysi, darysim šitaip, kada pagaliau appsą pirmąją istorą paleisim, ta prasme, kada pagaliau suintegruosim tą buhalterijos to sandėliu. Ir varom, nemiegam, žinai. Labai smagu tas klausytis. Bet laikas bėga, žinai. Ir Tai 50 minučių. Visi geri dalykai baigėsi. Tai Kuo anksčiau, to geriau. Aš turiu tau porą klausimų dar. Gerai? Prašom. Tai aš vis pabaigiu iš esmės su šitu klausimu, žinai. Tai kas tau buvo naudingiausia šio mūsų pokalbio metu savo asmeniškai? Nieko. Man įdomu buvo pamatyti šitą studiją, su Modestu pasisveikinti. O šiaip tai iš tikrųjų, tai nežinau, ar tai yra man tik tai, bet turbūt ne tik man. Aš šiaip iš tikrųjų manau, kad mes visi žmonės esam iš tikrųjų daugiau panašus nei skirtingi, labai tik bandom įsivaizduoti, kad labai esam unikalūs. Iš tikrųjų iš to pačio molio drėbti. Taip, mūsų patirtis yra unikalios, bet vis tiek mes esam tik tai biocheminės mašinos. Tai iš šito pokalbio, matai, kai tu atsakai klausimą ir tu pasakai, tu pats sudėlioji savo mintis, galbūt tokia eiga, kurios prieš tai nebuvai sugalvojęs. Ir gimsta dar kažkokie dalykai iš to. Tai jo, jaučiuosi, kad praėjo 5 minutės. Pasinėriau į praeitį ir į ateitį. Netgi su savo klausimais apie dirbtinį intelektą tu mane privertė į mūsų įmonės viziją nuo 10 metų patolint dar. Ta prasme, leisti savo pafantazuoti šiek tiek daugiau negu tik dabartiniam strategijai numatyta. Aha, momentas. Tikrai taip. Ok. Ir tada pačiai pabaigai, žinai. Kur žmonėm rasti Rocket Science? Tai geriau neieškot. O šiaip tai Google. Google paieškoj. Nors esam batsivis be batų ir į savo SEO neinvestuojam, tik tai šiek tiek. Bet pasiteisino. Labai paprastas dalykas. Žinai, čia bet iš profesinės pusės. Pagal SEO paslaugos, pavyzdžiui, Rocket Science buvo 76 pozicijoje, kai aš sukūriau tą vidinį puslapį ir aprašymą, praplečiau jį. Ir aš padariau tik 2 dalykus. Pridėjau, šiek tiek aprašiau procesą, pabandžiau įdėti kainas, pabandžiau įdėti tai, kas būtų svarbu žmogui, kuris renkasi tiekėją. Pridėjau ten vaizdinio turinio ir porą užpirkau nuorodų tiesiog kokybiškose šaltiniuose į tą puslapį. Ir dabar yra jau ten 22 pozicija per pusę metų ar kiek, tiesiog nieko nedarant. Tai reiškia, jeigu aš įdėčiau pastangų, tai tik laiko klausimas, kada mes būtume top 3 Google paieškoj. Tai Rocket Science LT? Ar tave tiesiai gaudyt Simono Naudžių LinkedIn? Jau manęs tai negaudykit, nes jeigu mane pagausit, tai aš jūs nukreipsiu projektų vadovui. Okay. Nes neprisimsiu atsakomybės vesti jūs šitos skaitinės kelionės metu. Aš joje dalyvausiu, kursiu, prižiūrėsiu, bet jau skambinkit, rašykit, tai ne man. Okay. Nes aš paprasčiausiai įrašinėsiu podcastą skaitinio marketingo ir nekelsiu ragelio. O kadangi bus 10 skambučių, tai aš tikrai jį visus neskambinsiu. Tikrai taip. Tai ačiū tokia Simonai. Pasikėlusią gaidą. O jeigu rimtai, tai labai faina, kad labai faina yra Lietuvoje dirbti, Lietuvoje gyventi. Ir aš manau, kad mes turim dirbti, gyventi Lietuvoje, dirbti užsieniui ir padaryti, kad čia būtų gera gyventi. Nes ir taip čia neblogai visai. Simonas Naudžius, Rocket Science bendrai kūrėjas. Ačiū tau. Ačiū, Edinai.
Norėdami prisidėti prie panašaus turinio kūrimo, prenumeruokite Aha Momentai tinklalaidę. Mūsų rasite Contribui platformoje Spotify bei Apple Podcast. Aha Momentus kuria garsas Modestas Kapustinskas, dizainas Greta Venskūnaitė ir žmonės kalbina coachingo specialistas Edvinas Grauželis. Visos teisės yra saugomos.